Ir padarysim tokią praktiką įkūnijimo ir meditaciją. Parašykit 3 dalykus, ką paleidžiat iš savo gyvenimo. Rita kaltė, gėda, pyktis. Jolita mela, pyktį, abejonės. Laura kontrolę, prisirišimą, kaltę. Laima liga, sunkumus ir nesėkmės. Kristina meilę, skausmą, laimę. Kaltės jausmą, skausmą, suvaržymus. Sandra vergystę, kančią, blogį. Mantas paleidžiu baimę. Monika baimė, pyktis, nerimas. Rasa kontrolė. Samanta negatyvias mintis, negatyvius žmonės, praeitį. Paulius baimės, abejonės, nevertumo jausmą. Jūratė praeitį, kontrolę, prisirišimą. Simonas neapykantą, pavydą, nežinomybę. Dabar noriu, kad užsimerktumėt ir tiesiog giliai įkvėptumėt per nosį ir iškvėptumėt per burną. Ir dar 2 kartus tai padarom. Įkvėpkit per nosį ir iškvėpkit per burną. Ir dar kartelį įkvėpkit per nosį ir iškvėpkit per burną. Likit užsimerkę. Ir dabar noriu, kad vizualizuotumėt ar pajaustumėt, kaip iš visatos didžiulių srautų ir stulpų per karūnos čakrą, per viršugalvį pradeda tekėti didžiulis šviesios, perlinės šviesos srautas. Ir teka per jūsų viršugalvį, užlieja jūsų galvą, užlieja pečius, užlieja krūtinės sritį, užlieja rankas, pirštų galus. Pajauskit, kaip tas didžiulis šviesos stulpas, perlinės, švelnios, nuostabios šviesos stulpas teka per jūsų stuburą, leidžiasi šonkauliai žemyn, užpildo pilvo sritį, užpildo dubens sritį, leidžiasi jūsų šlaunimis, blauzdomis, iki kol pasiekia pėdas. Pajauskit, kaip per visą kūną teka ši nuostabi, perlinė, gaivi, švelni, maloni visatos šviesa. Kaip išsiplečia per visą jūsų kūną ir už kūno ribų. Ir kaip jūs tiesiog paskęstat ir ištirpstat šitoje šviesoje. Pajauskit tą malonų kutenimą per visą kūną. Ir dabar pajauskit, pamatykit, vizualizuokit, kaip per jūsų pėdas, tartum smėlis, iš kūno pradeda tekėti visą tai, ką jūs norit paleisti, visą tai, ką jūs užrašėt. Kas daugiau jau nebetarnauja, ko jums daugiau gyvenime nebereikia, visa tai, kas jūs stabdo, kas liūdina ar gąsdina. Tiesiog jauskit, kaip per pėdas, tarsi smėlis ar vanduo, išteka į žemę, iki žemės kristalo ir transformuojasi į šviesą. Jauskit, kaip ta galinga visatos energija tekanti per jūsų viršugalvį padeda išplauti, išvalyti, išstumti tai, kas jums, jūsų kūnui nebereikalinga, nebetarnauja. Ir viskas išteka per pėdas į žemę, į žemės kristalą ir transformuojasi į šviesą.
Pajauskit, kaip jūsų kūnas lengvėja, minkštėja, kaip darosi vis maloniau. Pajauskit, kaip ta galinga visato šviesa vis labiau ir labiau jūs užpildo, užlieja. Išsiplečia per visą kūną ir už kūno ribų. Ir pamatykit, kaip per pėdas išteka paskutiniai likučiai viso to, kas jums nebetarnauja. Išteka jūsų kūno negalavimai, ligos, ribojantis įsitikinimai, ribojančios mintys. Viskas išteka per pėdas, tartum smėlis ar vanduo, į žemės kristalą ir transformuojasi į šviesą. Ir jūs matot, kaip išteka tie paskutiniai likučiai ir kaip tą dalį pilnai užpildo visato šviesa. Ir dabar dar kartą giliai įkvėpkit per nosį ir iškvėpkit per burną. Likit užsimerkę. Ir dabar pajauskit, įsivaizduokit, vizualizuokit, kaip iš žemės kristalo, žemės gelmių kyla purpurinė šviesa, kyla aukštyn iki jūsų pėdų. Prasiskverbia per jūsų pėdas, maloniai, švelniai ir pradeda tekėti aukštyn jūsų kūnų, per jūsų blauzdas, kelius, aukštyn per šlaunis, aukštyn per dubenį, užpildo pilvo sritį ir kyla iki saulės rezginio, kur susijungia su visatos energija. Ir ši žemės kristalo energija jūs įžemina, jūs jaučiatės saugiai ir stabiliai, jaučiatės apsaugoti, jaučiate, kaip jūs laiko žemės rankos, jaučiate, kad esate viskuo aprūpinti, kad jums visada visko užtenka, visada visko ateina su kaupu. Ir šios dvi energijos maloniai susijungia ir susilieja jūsų kūne ir pasiskirsto per visą jūsų kūną, išsiplečia per visą kūną ir netgi už kūno ribų. Ir tiesiog ištirpstate šiose dviejose energijose. Ir noriu, kad dar kartelį giliai įkvėptumėt per nosį ir iškvėptumėt per burną. Ir dabar, būdami šiame maloniame sraute, įsižeminę ir stabilus, aš noriu, kad pajaustumėt, vizualizuotumėt savo aukštesnėje versiją. Ta versija, kuri jau gyvena savo svajonių gyvenimą, kuri yra sukūrusi savo svajonių realybę. Aš noriu, kad vizualizuotumėt, pamatytumėt, pajaustumėt tą versiją. Ir pamatykit tą versiją šalia jūsų, taip kaip jinai matosi, tokiu pavidalu, kokiu matosi. Ir dabar noriu, kad pajaustumėt, vizualizuotumėt, kaip jūs susiliejat į vieną su ta savo aukščiausiaja versija. Su ta versija, kuri turi viską, apie ką jūs svajojot. Ir tiesiog kelias akimirkas pabūkit, susijungę. Pajauskit tą savo versiją, įkūnikit pilnai tą savo versiją. Kad jau čia ir dabar jūs esat savo
pati aukščiausia, pati geriausia versija. Ir turit viską, apie ką tik tai kada nors svajojot. Ir dabar dar kartelį noriu, kad giliai įkvėptumėt per nosį ir iškvėptumėt per burną. Ir dabar noriu, kad pajaustumėt, kaip jaučiasi ta aukščiausia jūsų versija, ta versija, kuri turi viską, apie ką jūs svajojot. Ir noriu, kad parašytumėt dabar į komentarų skiltį, kaip jaučiasi ta versija. Ir būtų gerai, kad prieš rašant parašytumėt numeriuką 1 ir parašykit, kaip jaučiasi ta versija. Koks jausmas. Tos jūsų aukščiausios versijos, vat jūs dabar ją įkūnijot, turit viską, apie ką kada nors svajojot, visom prasmėm, ir emocinė, ir dvasinė, ir materialia. Ir parašykit, kaip jaučiasi ta versija. Ieva laiminga, Rasa labai laiminga, Jolita pakylėta įkvėpta, Deimantė lengvai. Neringa laisva, laiminga, mylima. Rita kietai prisipildžiusi, Sandra labai gerai laiminga, gilus jausmas, lyg būtų tikra, jaučiuosi atsipalaidavus ir laiminga. Aistė laisva, lengva. Irena pavirtau į liūtą, labai karšta, jaučiuosi ori, nesuvaldoma skraidinanti, jo labai laiminga. Šypsojosi ir priėmė mane su meile, labai geras jausmas. Roba laiminga ir šypsausi. Pakiliai, Danutė pakilėta, Monika laiminga, laisva. Agnytė galinga, laisva, laiminga. Rasa taip gera, toks vaizdas, kad laisva nuo visko. Žaneta gerai, Jolita saugi, brandi, suaugus, rami, Aistė laisva. Renata meilė visatai prisipildžiusi. Mantas jaučiu ir tikiu turėsiu greit meilę. Jolanta aplankė ramybė, geras pojūtis. Rasa lengva, laisva, laiminga, užpildyta. Agnė atsipalaidavus, Laima pakylėta, laisva, laiminga, mylima, sveika savim pasitikinti. Jolanta stipri pasitikinti, Sandra pajutau šilumą, saugus pilnas atsipalaidavęs, Jurgita laiminga, Dainora laiminga, pakylėta, saugiai užtikrinta. Paulius laimingas, pasitikintis, kūnas net lengvas pasidarė. Danutė jaučiu didelę šilumą, lengvumą. Gerda toks karštis ėjo per kūną, kad šiaip atrodytų sudegintų, bet dabar buvo malonu. Be baimių ir laiminga, bet tikrai labai šilta pasidarė. Gerai, dabar dar kartą galit vėl užsimerkti, tiesiog galit būti atsimerkę, galit užsimerkę, kaip jums geriau, bet tiesiog toliau jauskit tą įkūnytą savo aukščiausiąją versiją. Ir dabar parašykit, kad kai jūs esat dabar ta savo aukščiausioji versija, ta, kuri viską turi, kur visos didžiausios svajonės yra išpildytos, kokius žmonės, santykius matot aplink save. Tai dabar parašykit numeriuką 2 ir parašykit, kokius žmonės, santykius matot ar jaučiat aplink save. Įvardinkit tai. Supa žmonės pilnaverčiai, su savimi laimingi, tokie žmonės kaip aš, Renata harmoningi, šilti.
Rita savimi pasitikinčius, charizmatiškus, sėkmingus, laimę laimingus, mylinčius, rūpestingus, dėkingus ir ištikimus. Jo nematau. Nesuvaldoma aplink mane šviesų žmonės, skleidžiantis šviesą kūrėjai. Deimantė vaikus, tėvus, draugus. Rasa aplink mane šeima ir nauji kolegos. Agnė vaikus ir anūkus. Jolita lyderiai, pasitikintis, laimingi. Jurgita vieni laimingi, kiti nepatenkinti. Aušrė dvasiškus, pozityvius, sąmoningus. Rasa savimi pasitikinčius, laimingus, harmoningus. Rasa matau savo vyrą, šiltus santykius ir apskritai džiaugsmą. Gerai, ir vėl užsimerkit arba likit atsimerkę, kaip jums geriau. Ir vėl grįžkit atgal į tą savo įkūnijimą, savo aukščiausios versijos, tos, kuri viską turi, kur jūsų visos svajonės jau yra išpildytos, jau jūs gyvenat savo svajonių gyvenimą. Ir dabar pajauskit, pamatykit ir parašykit pažymėję numeriuku 3, ką turit iš materialių daiktų kaip savo svajonių versiją. Parašykit numeriuku 3, ką turit iš materialių daiktų kaip savo aukščiausioji versija, savo svajonių versiją. Vėl pajauskit, susijunkit, įkūnikit savo aukščiausią versiją. Ir parašykit, ką turit iš materialių daiktų kaip savo aukščiausią versiją. Sandra nuosavas namas, prabanga, graži aplinka. Rasa namą, savo mylimą veiklą. Ieva šviesius, be melo ir išdavysčių namus. Lėktuvą, viešbutį, kurortinį miestą. Saugius namus, namus, į kuriuos vis grįžta mano vaikai. Bet parašykit dabar, rašykit materialius daiktus, ką turit. Materialius daiktus, apčiuopiamus materialius daiktus. Aistė nuosavus namus ant jūros kranto. Rita, jei gyvas daiktas, tai žirga, jei negyvas laivą. Agnytė savo nuosavą namą, mylimą veiklą. Finansinė laisvė, namas, prabanga. Pabandykit parašyti daiktus. Aušrė mašina, graži aplinka, darbas. Roma namą netoli miško laukuose. Laimę savo namus, kuriuose vyrauja taika, ramybė, džiaugsmas, meilė su širdies draugu. Irena žirga. Rasa išlaikytas teises ir naują automobilį. Paulius nuosavą svajonių namą, automobilis, verslo svajonė. Manta savo gražų, mielą, jaukų namelį. Inga namą ir mašiną. Jurgita namas ant jūros kranto, savo verslo automobilį. Kėsi kelionės, mašinas, deimantus, namus. Gerai, ir vėl užsimerkit arba likit atsimerkę, vėl pajauskite savo įkūnytą aukščiausiąją versiją, tą, kuri viską turi, kuri gyvena svajonių gyvenimą, kur jums nėra ribų, tiesiog nėra ribų, ką jūs galite turėti visomis prasmėmis, tiek materialiai, tiek emociškai, tiek dvasiškai, jums tiesiog nėra ribų 111.
Ir dar kartą pajauskit šitą savo versiją. Ir dabar rašysit skaičių 4 ir apibūdinkit, kaip atrodo jūsų fizinis kūnas, bet kai jūs esat savo šitą aukščiausią versiją. Tai parašykit skaičių 4 ir parašykit, kaip atrodo jūsų fizinis kūnas, kai jūs esat šitą aukščiausią versiją. Tai pasistengkite vardinti ne kažkokias emocinės savybės, bet būtent fizinės savybės. Kaip atrodo jūsų fizinis kūnas. Fiziniai dalykai, fiziniai bruožai, kai jūs esat šitą aukščiausią versiją. 101. Palaiko visatą šitą energiją ir šitą naują pradžią ir šitą transformaciją. Ir pasistengkit fizinius bruožus įvardinti ir detaliau. Kuo detaliau? Kažkokias gal matot, tai išskirtinės to fizinio kūno detalės. Jolita liekna, Roma lengvas, Inga atletiška, Jolanta sportiška, Sandra, aš matau save kaip damą, net pažįstu savęs visišką priešingybę, bet taip matau. Gerda tokia pat, gal kiek liesesnė ir madingesnė. Neringa kūnas tvirtas, sportuojanti, elegantiška. Jolita sveikas, laimingas, aktyvus, pasitikintis. Ieva atsigavęs, pailsėjęs, sveikas kūnas. Rasa liekna, ilgi plaukai. Laima graži krūtinė, graži talija, ilgi plaukai. Paulius vidutinis sudėjimas, vienintelio dalyko, kurio noriu. Rasa liekna, linksma. Tai būtent fizinio kūno bruožus, sakau, ne emocija dabar, bet fizinio kūno bruožus. Jurgita liekna, sportiškas kūnas. Kesi sportiška, ilgi plaukai, graži šypsena. Mantas esu mažas, bet stiprus kaip liūtas. Oksana esu sportiško kūno, pasitempus savim pasitikinti. Gerai, tai dabar vėl užsimerkit arba likit atsimerkę. Dar Dainora rašo išvaizdi, ilgi plaukai, drąsi ryžtinga. Ir vėl jauskite savo įkūnijimą, tos savo aukščiausios versijos, kuri viską turi, viską gali, jums nėra jokių ribų, jokių apribojimų, jokių rėmų, jokių sienų, tiesiog turit viską, apie ką tik tai svajojot. Irena rašo lanksti, stangrus gražus raumenys, atletiška. Vėl pajauskite savo aukščiausią versiją. Ir dabar rašysit numeriuką 5. Ir dabar įvardinkit, pajauskit, koks yra jūsų balsas, kaip tos aukščiausios versijos, koks yra jūsų balsas, kokia yra jūsų kalba, kokia yra kalbėjimo maniera ir parašykit. Tai rašykit skaičių 5 ir pajauskit, parašykit, koks yra jūsų balsas, kalba, kalbėjimo maniera, kaip tos aukščiausios savo versijos, kurie jau dabar esat. Sandra švelnus, linksmas, malonus. Inga ramus balsas, trumpi aiškus sakiniai. Neringa sodrus, ramus, skambus, truputį seksualus kaip dabar.
Paulius brandus, Jolita laisvas, žaismingas, užtikrinantis, Rasa ryžtingas, skardus, Jojoli girdžiu ramų toną, balse vyrauja ramus, užtikrintas tonas, Jurgita švelnus, malonus ir brandus, Agnė aiškus, ryškus, išraiškingas, malonus ausims, Oksana natūralus, ramus, nei per aukštas, nei per žemas, taktiškas, kultūringas. Gerai, ir vėl užsimerkit arba likit atsimerkę ir vėl pajauskite savo įkūnytą aukščiausiąją versiją, kur jums nėra jokių apribojimų, jokių taisyklių, kur jūs esat laisvi, pasitikintys. Pajauskit, jums nėra jokių ribojimų, nėra jokių baimių. Tiesiog esat visiškoj gausoj ir visiškam užsipildyme, vat viskas taip, kaip ir svajojot. Ir dabar parašykit skaičių 6 ir parašykit, ką veikiat, kuo užsiimat kaip savo aukščiausioji versija. Parašykit, ką veikiat, kuo užsiimat kaip savo aukščiausioji versija. Pajauskit, įkūnikit tą energiją. Ir rašykit, kad jau dabar tai veikiat. Tai rašykit dabar, kaip Nesuvaldoma parašė, noriu padėti kitoms sieloms rasti šviesą, tai rašykit, kad padedu kitoms sieloms rasti šviesą. Rašykit, kaip jau dabar tai yra įvykę. Tai ką veikiat, kuo užsiimat kaip savo aukščiausioji versija. Agnė išlipau iš komforto zonos, išpildžiau savo senai trokštamą svajonę. Laima mėgaujuosi gyvenimu, laimė meilė, pozityvumu ir puikiu gyvenimu. Jurgita vadovauju savo spa centrui. Jolanta sėkminga, atsakinga katinukų veisimas, sėkminga prekyba, mano rankdarbių prekyba. Sandra, aš stoviu su baltu chalatu ir geriu kavą prie mažo staliuko ir žiūriu gražius vaizdus pro langą. Neringa kūryba pavirtus pragyvenimo šaltiniu, keliauju, mėgstamas sportas, padedu dukroms, mėgaujos gyvenimu. Jo padedu savo įeiti į save. Rasa padedu žmonėm turintiems problemų. Ieva gydau žmonės, žolininkauju, tobulėju žiniomis. Roma darau gėlių kompozicijas. Jolita lyderė padedu kitiems. Gesi vedu šokių pamokas senjorams. Danutė dirbu mylimą kūrybinį darbą. Gerai, ir vėl likit atsimerkę arba užsimerkit. Vėl pajauskite savo įkūnytą aukščiausiąją versiją. Dar labiau, dar giliau su ją susiliekit. Kur jums nėra jokių taisyklių, negalioja jokios ribos. Ir dabar noriu, kad pajaustumėt, įsivaizduotumėt. Ir parašytumėt numerį 7. Ir parašytumėt, kokiu būdu pas jūs ateina pinigai, kai jūs esate savo aukščiausioji versija. Tai, kuriai nėra ribų, nėra taisyklių, tiesiog jūs viską galit, gyvenat savo svajonių gyvenimą. Tai rašykit numerį 7 ir parašykit, kokiu būdu pas jūs ateina pinigai. Laima per mėgiamas veiklas.
Sandra tiesiog turi daug pinigų savo sąskaitoj. Per kontento kūrimą, kaučinimą. Jo padedu žmonėms. Agnė uždirbu iš mėgstamos veiklos. Inga iš veiklos, kurią parašiau 6 punkte. Danutė pinigai ateina visais įmanomais būdais. Rita investuoju, perku, parduodu. Ieva per darbą ir žinias. Rasa užsidirbtų per mėgiamą darbą. Uždirbau per savo mėgiamą darbą, Renata rašo, per verslą ir tiesiog už tai, kad esu. Jurgita per mano mėgstamas veiklas, žinias. Roma turiu gėlių parduotuvėlę. Tai dabar noriu, kad dar kartą visi užsimerktumėt. Ir dar kartą pajauskite savo įkūnytą aukščiausią versiją, kur jau dabar jūs gyvenat savo svajonių gyvenimą, jau dabar jums viskas įmanoma ir viskas pasiekiama ir viskas galima, apie ką tik svajojat, kur nėra ribų, visiškam užsipildyme, visiškoj gausoj. Dar kartą įkūnykit, pajauskite savo versiją. Pajauskit per visą savo kūną. Tiesiog kaip milžinišką energiją, milžinišką galią, milžinišką potencialą. Ir dabar noriu, kad taip giliai pajaustumėt iš savo vidaus, iš savo širdies, iš savo intuicijos. Šitą paskutinį klausimą. Taip nuoširdžiai, giliai, atvirai ir tikrai. Tokioj pilnumoj jaučiant tą savo aukščiausią versiją. Dabar rašykit numerį 8 ir parašykit, ką jūsų aukščiausia versija nori jums dabar perduoti. Tiesiog pajauskit savo kūnų, savo sielą, savo esybę, taip nuoširdžiai iš širdies, iš vidaus. Numeris 8 ir ką jūsų aukščiausia versija nori jums dabar perduoti. Ką nori pasakyti. Įvardinkit, įgarsinkit tai. Jolita, aš esu verta. Tik į priekį. Agnė, pasitikėk savim, tu viską gali. Paulius, nepasiduok, tikėk savim ir rimčiau žiūrėk į savo gyvenimą. Laimė, nebijok, gyvenk, džiaukis gyvenimu ir pasitikėk visada savimi bei būk drąsi. Jurgita, siek, nes tu to verta. Renata, visko verta. To, ko trokšti ir tai jau turiu. Rasa, tikėk, ką darai. Ir aš to verta. Tikiuosi, kad esu šitą versiją dabar. Rasa, aš tai sugebu nepasiduoti ir pasitikėti savo jėgom. Jo, tu viską turi, eik su manimi. Kristina, pasitikėk savim, tu gali viską. Nesuvaldoma, tu esi stipri, tu to verta. Rita, tu esi geriausia savęs versija ir verta visko, ką turi dabar aplink.
Jolanta, esu verta visko, ko trokštu, pirmin su šypsena, meilė sau ir žmonėm. Sandra, nepergyvenk, viskas susitvarkys. Lengvai pasieksiu savo tikslų, aš galiu viską. Irena, eik savo keliu. Neringa, ryžta veikti, nepasiduoti, tikėti, viskas pavyks, ko trokšta mano širdis, esu verta visko, kas duota. Dainora, tu gali tobulėti ir tu žinai, ko nori iš gyvenimo ir siek to, ko trokšti ir nori, tu gali viską. Pakalnutė, imk viską į savo rankas ir pirmyn. Inga, viskas vyksta taip, kaip turi vykti. Danutė, vertink viską, ką turi, nepasiduok, tu nusipelniai visko, kas geriausia. Jolanta, pasitikėk savim, siek visko, ko nori, ryžtingai, nenuleisdama rankų ir viską pasieksi. Viskas praeina ir tai praeis. Jei kuri Jolita, tai kurk vertę. Roma, į priekį su meile. Dabar noriu, kad vėl užsimerktumėt ir tiesiog pabūtumėt su šitais žodžiais. Tai, kad ta aukštesnioji versija jums perdavė. Tiesiog pajaustumėt tą meilę. Pajaustumėt tą užtikrintumą, pajaustumėt tą pasirūpinimą, pajaustumėt tą saugumą. Tai dabar vėl visi užmerkit akis. Ir dar labiau pajauskit, dar labiau įkūnikit tą savo versiją. Pajauskit, kiek meilės ateina iš tos aukščiausios versijos į jūsų pusėje, jau čia ir dabar. Išgirskit dar kartą tos žodžius. Tegul tie žodžiai nugula jūsų širdyje. Likit užsimerkę. Pajauskit, kaip ta jūsų aukščiausiai versija, ta versija, kuri gyvena savo svajonių gyvenimą, kuri turi visą tai, ką jūs dabar išvardinot, kuri yra įkūnijusi tą jausmą, tą pojūtį, įkūnijusi gausą, įkūnijusi sėkmę, kuri yra apsupta nuostabių santykių, draugysčių, palaikymo, saugumo, meilės, užsipildymo, tokio vidinio tikro užsipildymo. Pajauskit visą tai per savo kūną, pajauskit, kaip ta jūsų aukščiausiai versija tiesiog pilnai integruojasi į jūs ir tiesiog išsiplečia per visą kūną ir net už kūno ribų. Pajauskit, kaip jūs susiliejat ir kaip tampa ta versija čia ir dabar. Su visom tom išvardintom savybėm, su tais visais jausmais, su visais tais išsipildžiusiais norais. Pajauskit, tarsi šviesa užpildo jūsų visą kūną. Su tokiu malonumu ir meile, ir pasitikėjimu, ir žinojimu. Žinojimu, kad jau čia ir dabar jūs esat įkūniję tą savo versiją. Ir dabar noriu, kad įkvėptumėt per nosį ir įkvėpinėtumėt per 4. Įkvepiam per 4,
1, 2, 3, 4. Sulaikykit orą viršugalvį. 1, 2, 3, 4. Ir iškvėpkit per 4. 1, 2, 3, 4. Sulaikykit orą apačioj. 1, 2, 3, 4. Dar tokie 2 įkvėpimai. Įkvėpiam per 4. 1, 2, 3, 4. Sulaikykit orą viršugalvį. 1, 2, 3, 4. Iškvėpkit per 4. 1, 2, 3, 4. Sulaikykit orą apačioj. 1, 2, 3, 4. Ir dar kartelį įkvepiam. 1, 2, 3, 4. Sulaikykit orą viršugalvį. 1, 2, 3, 4. Iškvepiam per 4. 1, 2, 3, 4. Ir sulaikom apačioj. Laikykit apačioj. Ir pilnai iškvėpkit. Ir dabar noriu, kad žinotumėt, kad tiesiog žinotumėt užtikrintai, kad va dabar šią akimirką, jūs kol kas esat užsimerkę, bet šią akimirką, kai bus laikas atmerkti akis ir kai jūs atmerksit akis, jūs atsimerksit kaip savo aukščiausiai versiją, jau turintis ir įkūniję visas savybės, visus materialius dalykus, visus troškimus savyje ir savo aplinkoje. Tai dar kartą giliai įkvėpkit per nosį ir iškvėpdami iš lėto atsimerkit ir atsimerkit kaip savo aukščiausiai versiją čia ir dabar. Ir sveiki atvykę į naują realybę. Sveikinu atvykusi naują realybę ir įkūniju savo aukščiausią versiją. Labai jūs sveikinu ir labai už jūs džiaugiuosi. Viskas, jūs naujoji versija. Jums visos duris atidarytos, visa gausa yra jūsų. Viskas. Gerai, mielieji. Tai su šia nuostabia įkūnyta energija, su šita nauja savo versija, aš jums toliau siunčiu ir linkiu, kad viskas ir toliau jums klostytųsi pačiu geriausiu, gražiausiu, nuostabiausiu, gausiausiu, švelniausiu, šviesiausiu, maloniausiu, pelningiausiu, romantiškiausiu, saugiausiu keliu ir būdu. Ir sveikinu atvykusi naują realybę. Ir pasimatysim sekantį kartą jau su šita jūsų nauja